Niam, 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 niam. Niam. Labas vakaras visiems. Aš esu naujas šerifas mieste. Mane nusamdė miesto meras Vagijošaitis. Jis sakė apklausti piliečius, ar jie patenkinti gyvenimu mieste ir ar jie valgo krabų lazdelės. Jei nevalgo, imtis priemonių. A tu valgai krabų lazdelės? Tyliai reiškės nevalgo. Imuosi priemonių. Turbūt teisingai supratau, ką reikia daryti su tokiais, kurie neklauso. Ir dar kai kurie nepatenkinti miestelio keliais. Pažiūrėkit, va. Kas čia gali nepatikti? Lava bėga per vidurį, taigi čia gerai. Sere, ar jums patinka, kad vidurį gatvės lava bėga? Kaip tai nepatinka? Taigi gali pasišildyti, prisidegti cigaretę. Nu, jei nepatinka, tai teks imtis priemonių. Štai priemonė vienintelė. Dabar jis patenkintas. O jums kaip ar patinka? Kaip matau iš reakcijos, kad einat link manęs, tai nepatinka. Tai va, mane nusamdė, kaip minėjau, Vagijošaitis ir sakė įvesti tvarką mieste. Ir sakė, bet jei reikia kokių priemonių papildomų, tai sakyk, mes tave remsim morališkai, pirk už savo pinigus. O tau už 500, čia kas, 500 ženklų, už 500 penketų nusipirkau savo šitą šautuvą, kad galėčiau labiau tvarką įvesti šitiem miestelį. Ir kad nepatenkinti būtų patenkinti, tai yra jų neliktų. Einu pasidairysiu po miestelį. Nu taip yra čia kažką dar, ką reiktų tvarkyti, bet iš esmės tai viskas čia normaliai. Pagal mane įprastas miestelio vaizdas, kuriam vadovauja mūsų gerasis meras Vagijošaitis. Nu, jeigu kam kas nepatinka, tai turės reikalą su manim naujojų šerifu. Na, štai vėl vienas pilietis išlindo iš kažkur ir eina link manęs. Žiūrėk, jeigu viskas patinka, tai taik nuo manęs, ne link manęs. Kažkas jam nepatinka. Ir jis mane puola. Valdžios atstovas, mero įgaliotinį, gėda džiungliai. Einu kokius laiptus paieškoti, nes kiek žinau, Vagijošaitis mėgsta laiptus. Aš kaip jo pakalikas, tai aš irgi tada mėgstu laiptus. Va, puikus laiptai. Čia net durų atidarimas kainuoja. Dar neužsidirbau, kad atidaryti duris. Gaila. Taip, dabar turi 5,90. O jeigu šitą nepatenkintą rinkėją nušausiu, tai jau turi 6,80. Vat už pokalbį su rinkėjais, vat meras gerai man moka. Nepataikiau. Atleiskite, kad nepataikiau. Va dabar pataikiau. Ir atsiuntė pagaliau savivaldybę kažkokį tai paramą. Va, kažkokią paramą. Reikia paimti paramą ir pažiūrėti, kas bus. Pasirodo, tai buvo derybų priemonė su piliečiais. Labai efektyvi. Jau galiu duris atsidaryti. Jūs nesijaudinkit, merą šitą namą suremontuos pirmu numeriu. Tik pirmą sakė, reiks jam popierius tvarkyti, kad čia jam priklausytų tas namas, nes kitaip, kam jį tvarkyti, jeigu ne jam priklauso. O piliečiai jau renkasi į mitingą. Negalima rinktis į mitingą.
Čia būsimas mero namas. Ir nereikėt čia ant manęs, nes kai reikėt ant manęs, jūs reikėt ir ant vagio šaičio, nes aš jo atstovas. Ir negriaukit čia sienų. Tai labai negražu. Ir nekultūringa. Štai. Visi, kas griaus vagio šaičio namą, visi mirs. Iš kur tu tiek? Nu gerai, galit kol kas apžiūrėti namą, tik atsargiai ant laiptų žiūrėkit, atsargiai. Ateikit čia, parodysim laiptus. Žiūrėkit, čia yra laiptai. Jūs atsargiai įslipkit, nes jei ateis vagiošaitis, tai gali jūs numesti nuo laiptų. Taip. Sklinda gandas, kad jis tame labai yra patyręs žmogus ir moka numesti nuo laiptų tos, kurie jam nepatinka. Bet kol kas jam nereiktų daryti, nes aš už jį dirbu darbą. Ir vat, su rinkėjais, sakant, pravedu derybas. Nu kas jam nepatinka? Ko čia užduoda manęs? Vėl aš tiesiog ginklą. Šaunu. Ar šauti? Jis niekam kažkas sutinka. Tai va, toks sunkus mano gyvenimas, kaip tvarkos sergintojo atlyginimo negaunu. Nu, už žudimą tik tai gaunu, bet reikia va priemonės pačiam pirktis. Aš nesuprantu. Savivaldybės nariai gauna šitą net ant kanceliarinių visokių, o man neduoda žudimą įrankių, reikia pačiam pirkti. Tai sakyčiau šitą, kaip jis ten tas žodis. Diskrendotacija. O tarnybinis pistoletas, kurį man davė už dyką, visiškas šūdas, žiūrėkit. Šaudo į būsimą rinkėją ir jam visiškai vienodai. Kiek čia reikia? 1000 šaunių? Mane nužudė nepatenkinti rinkėjai ir lava. Kadencija baigta.